Šiam bandymui reikės kalio gliukonato tabletės, kurią galite kiekvienas įsigyti vaistinėje, taip pat žnyplių tabletė prilaikyti, degtukų ir žinoma žvakės. Taigi, pradėkime bandymą. Pirmiausia, uždėkime žvakę, kuri mums duos liepsną, ant kurios kaitinsime tabletę. Taigi, imame tabletę ir dedame ją prie žvakės. Kaitiname ir neilgai laukius, kaip matome, tabletė pradeda putot. Iš jos eina keisti pelenai, raitydamiesi, va štai, pažiūrėkite. Taigi, įvyksta reakcija. Kalio gliukonatas reaguoja su šiluma. Štai kokias įvairias figūras matome, kokia figūra virto iš paprastos apvalios tabletės. Tokį bandymą galite pasidaryti ir jūs kiekvienas savo namuose.